jeigu jūs norite, kad jūs taip filmuotų telefonas kaip GoPro kamera, pasiėmam dėkliuką, jūs taip pasiėmat. Čia, vat. Tai va, čia jau turim tokį kaip GoPro kamerą ir va. Ir štai va. Taip va, spaudžiam ir viskas. Laikosi ir galim filmuoti. Tokiu būdu šiandieną nufilmuosiu, kaip aš spiningauju su savo dėde. Tai kągi sveiki visi, tai va, atvykom į tokį karjerą. Nu, ne karjerą, na, kaip į karjerą. Tai va, bandysim ant guminuko. Šiandieną, tą parodysiu ant kokio. Štai toks guminukas. Tai va. Tai pradėsim žvejybą savo. Šiaip atvažiavom vieną dieną su dėde pažvejoti. Tai antru ar trečiu metimu dėdė užkabino lydekai ant kupros ir užkibo 2,5 kilogramo. Nu ir apie kokią 70 centimetrų. O paukšteliai čia. Va, čia vienas tvenkinys yra. Va, ir šalia dar yra kitas tvenkinys. Tai va, o mes čia pagavom tą lydeką. Gal matote, mano dėdė žvejoja. Ten nuo nendrių pabandys. Tai va, o dėdė žvejoja ant guminuko, bet ilgesnį ir tokiu žaliu. Labai šviesus, tai va. Pirmas metimas. Čia daug žolių yra. Labai daug. Ant žolės kabinėjasi. Ir jau ant kažkur. Eik tu savo, kiek čia žolių. Matot, žolių. Dar esu pasiėmę vežliuką, bet kas nežino, kas yra vežliukas, tai skirtas ešeriukams, lydekiukams, nu ir gal didelės lydekos irgi kilo. Tokia imitacija. Nu va, ir vėl žolytės. Jeigu pirmą kartą mano video žiūrite, tai būtinai paspauskite subscribe mygtuką. Nepamirškite ir varpelį paspausti. Labai būsiu jums dėkingas. Tai kuo daugiau bus subscriberių, laikų, peržiūrų, tai bus ir daugiau video. Mano dėdė, vat. Čia vat, matot šitą vietą. Čia taip stovėjo ir taip ten tiesiai metė. Ir už kupros ten užkabino. Tai pabandom ir mes. Jo, bet žiauriai daug kabinėjasi žolės. Žiauriai. Vis tiek neeinam, tadai aš bandžiau. Gal tą vežliuką dėsiu. Tai pasakysiu masalą. Tada čia pasidėsim. Kad nepamirš pasiimti. Dabar iš kišenės įsitrauksiu vežliuką.
Tai jeigu jūs nežinot, kaip vėžliukas atrodo, tai to jums parodysiu, pataisysiu. Tai va, vėžliukas. Vėžliukas taip atrodo. Gražiai, tai va. Nu, aš padarysiu porą metimų ir eisiu. Tai užsidėjom, bet jis yra nelabai sunkus. Tai va, ten blogai. Žinokit, yra didelių ešerių. Vieną dėdę čia buvom sutikę. Sakė, kilograminį ešerį pagavo. Ir man labai prašau, kad tą dieną nefilmavau. Ir tą dieną man buvo kokia metrinė lydeka užkibusi. Aš toks nusipirkau iš Norfos už 2 eurus voblerį. Ir tas vobleris taip, nu, toks eina į šonus. Tai eina ir prie potų valties, kai atėjo ta lydeka, ten gal koks bus 1,5 metrų. Kai atėjo, kai griebė, mane vos iš valties neišmetė. Tai eik tu savo, tada buvo nusivyliau biškelį, kad neužkibo. Nu, užkibo, bet kai dėjo į apačią, tai visų trosų. Kažkoks kibimas, ką tik buvo. Turtintin. Jo, nutempė biškelį, matot? Nutempė. Šokinėja, bet nekimba. Ane, Antanai? Vat. Saulė graži. Oi, kaip skrenda. Yra! Žiūrėkit, yra! Dėdė iškibo. Eik tu savo. Yra. Svarbiausia nufilmuoti jums. Eik tu rimtai. Gera. Tokį netoli kilogramą. Eik tu savo, dėdė. Dėdė nutrūko. Eik tu savo. Žiūrėkit, filmavau ir jau norėjau atsisveikinti ir va. Štai toks žiūri mažiukas lydekiukas joto. Žiūri mažiukas jaunikliukas. Žiūrėkit, palyginu su mano ranka. Eik tu savo. Tik gražiai paleidžiu, vat. Jo. Eik, o ne. Jo, mažiu kaip štapu. O, papa. Reikia su meškerę. Pražuolė. Plauk. Paplaukė. Visiškai nesitikėjau. Atėjau galvoju, mes čia ten tiesiai, vat, taip palei į šoną. Žiūrėjau, kažkas taip drebino, stipriai drebino. Ir žiūriu, pirmais galvoju, ešerys geras. O paskui žiūriu lydekiukas, bet toks mažiukas. O matote ten, vat, lydekiukas stovi. Eik tu savo. Bet toks mažiukas. Va. Jau atsigavo. Va, pabėgštų. Va.